Man smagu matyti mūsų studentus paskutinėje išskirtinėje paskaitoje. Išaugusius, sustiprėjusius, sugebančius padėti kitiems. Kiekvienas žmogus savo kelyje ieško atsakymų apie save, santykius, pašaukimą ir gyvenimo prasmę. Astropsichologijos instituto Uranija absolventai šias paieškas pavertė žinojimu, o žinojimą naujų gyvenimo keliu. Jie atvyko su klausimais, išėjo su gebėjimu matyti save, kitus ir pasaulį giliau. Tai jų istorijos. Ieva, noriu tave pakalbinti. Ką tik dabar tu gavai diplomą astropsichologijos, kad esi baigusi 3 metų astropsichologijos kursą. Koks jausmas, kaip jautiesi? Geras. Geras jausmas, iš tikrųjų, turbūt pradžioje atėjus nesitikėjau, kad tos studijos tiek daug atneš. Įsivaizdavau, kad atneš daug žinių, tiesiog teorinių žinių, bet turbūt džiaugsmas yra tame, kad jos atnešė ne tik teorinės žinias, bet labai daug praktikos, labai daug naujų žmonių gyvenime, nuostabius mokytojus ir labai praplėtė. Labai praplėtė ir į plotį, ir į gylį viską. Tai jausmas labai geras, nes atrodo, kad prieš tos 3 metus buvau vienoks žmogus, o dabar po 3 metų jaučiuosi tokia paaugus. Labai gerai jaučiuosi ir susigraudinus, nes 3 metų etapas baigėsi, kai pagalvoju, kur prieš 3 metus buvai ir kaip tas kelias pamažu prasidėjo. Tai dabar toks ir dėkingumo didelis jausmas ir pasididžiavimas, nes daug praeita, vis dėlto 3 metai daug žinių įgyta, daug patirties įgyta, tai labai toksai, labai fainas jausmas. Jaučiuosi labai gerai, iš tikrųjų, nes buvo astropsichologija mano ta dalis, labai užpildanti mano dvasinę pusę. Tai labai džiaugiuosi dabar tokį radus balansą tarp savo dvasinio ir to verslo darbo, kurį darau. Tai šiaip labai džiaugiuosi. Jaučiuosi iš tikrųjų labai gerai. Jaučiu ir tokį net palengvėjimą, sakyčiau, nes tikrai darbo įdėjau daug į atsiskaitimą patį. Visi mokslo metai, visi 3 mokslo metai buvo be galo įdomus, be galo naudingi ir tokie, kaip čia pasakyti, atveriantis labai daug apie save, apie kitą, apie pasaulį. Ir dabar atrodo pasiekiau, jau priejau tai, ko norėjau, ko siekiau. O kita vertus, tai dar ne pabaiga, tai tik tai labai labai graži pradžia ir tęsiu viską toliau ir manau, kad tai išliks visame gyvenime ir toliau. Kaip tu pasakytum, šitų žinių, šitų konsultacijų, kokia yra prasmė žmogui? Pirmiausia, tai yra susipažinimas su savimi. Tiesiog atsakymai į klausimus, kodėl taip vyksta, kas su manim vyksta. Kad priimtume to savo šešėlinės pusės, nes iš tų šešėlinių pusių mes pamatom, kur mes galime augti, kur mes galime tobulėti, neklausti, kodėl man taip, už ką man taip, bet ką aš galiu iš to padaryti, kur aš galiu patobulėti. Tai kiekvienas klientas pas mane atėjęs gauna tas žinias, gauna konsultaciją ir išeina su tokiu palengvėjimu, supratimu, kad aš einu teisingų kelių ir nieko su manim nėra blogai. Tu dabar atliksi jau ir astrologo, ir jau ne tik astrologo, bet jau konsultuosi žmogų, daugiau jam praplėsi, ne per psichologinės žinias, per tai, ką gavai, praplėsi jo matymo lauką. Ar reikia žmonėms tokių žinių, tokių konsultacijų? Taip, aš manau, kad reikia. Jeigu norim gyventi turbūt kokybiškai ir išnaudoti savo potencialą, nes kartais užsisukam turbūt tam rate tokiam, nematom plataus vaizdo, matom siaurą, tai aš manau, kad šitos žinios ir konsultacijos labai praplečia ir yra kaip pagalba žmogui kasdienybėje. Nugyvent laimingą gyvenimą, taip. Iš tikrųjų, 3 metai atrodo nedaug, o kai dabar pasižiūri atgal, tai atrodo, prabėgo kaip tas šuolis, taip. Keitėsi tikrai labai daug kas gyvenime, keitėsi, labai džiaugiuosi, kad išliko tos pačios vertybės, išliko šeima, nieks negriuvo, bet kas griuvo, tai pati profesija. Teko daug metų dirbti visai kitose srityse ir atsiradus astropsichologijai
supratai, kad tai yra visai ne tavo ir tau to nebereikia ir tu to nebenori. Tai va tas turbūt labiausiai ir pasikeitė. Pasikeitė draugų ratas, bet ne tai, kad kitų netekau, bet labiau, kad atsirado naujos bendruomenės, atsirado kitokios veiklos. Gyvenimas pasidarė, sakyčiau, prasmingesnis ir įdomesnis. Ar tu kitiem rekomenduotum mokintis? Taip, aš manau, kad net gal nebūtina mokintis su galutiniu tikslu dirbti, galbūt norint praplėsti ir paaugti. Tai yra puikia investicija ne tik darbui, bet ir į save labai gera investicija. Žinoma, net kaip čia pasakyti, net naktį pakelti iš miegų pasakyčiau pirmyn, nes tai tik tai pagražina gyvenimą ir duoda visai kitokį suvokimą ir žmogaus kitą pažinimą ir leidžia kitą suprasti ir žiūri viską iš tikrųjų daug paprasčiau. Bent jau man taip nutiko. O kaip tu manai, prie astrologijos pridėti metai laiko psichologijos, psichoterapijos, ar jie buvo prasmingi? Labai prasmingi. Ir davė pačiai astrologijai tai temai nugulti ir tom žiniom, kaip čia pasakyti, subręsti. Tas psichologijos intarpas ir davė tokio supratimo apie žmogų, apie tam tikrus kažkokius tai gyvenime, kažkokias tai galbūt reakcijas, apie save pačią, kodėl taip būtent vyksta su manim ir ne kitaip. Niekada nevėlu mokytis ir bent jau iš savo patirties galiu pasakyti, jeigu pasiėmėt kelių mėnesių mokslus, tai dažnai tiesiog yra galbūt toks trumpas susipažinimas su savimi ir numeti tos mokslus. Bet kai tu pasiryšti mokytis 3 metus, skiri laiką, investuoja energiją ir pinigus, aiškus dalykas, tai tikrai daug daugiau gauni naudos ir susipažinimo su savimi ir gali padėti kitiems žmonėms ir vėlgi atrandi savo galbūt kelią, ne? Tada supranti, kodėl tu čia atėjai ir ką tu gali iš to išsinešti. Tai tikrai rekomenduoju. Ačiū labai tau. Sėkmės tavo darbuose ir tavo gyvenime. Ačiū už žinias, ačiū už laiką ir dėkoju tikrai labai. Ačiū, kad buvai. Jeigu ir tu jauti, kad atėjo metas pažinti save giliau, suprasti savo vidinius procesus ir atrasti naują kryptį gyvenime, kviečiame prisijungti prie Astropsichologijos instituto Uranija. Čia žinios tampa patirtimi, o patirtis asmeninė transformacija. Mokykis, auk ir atrask save iš naujo. Registracija jau vyksta. Prisijunk prie naujos studentų kartos. Žiūrėk nuorodą apačioje.